Mylėti reiškia pildyti kitą, jame gyventi jo norais. Ką tai duoda žmogui, nes tai nenatūralu. Tai nenatūralu ir jeigu žmogus gali pakilti virš savo esybės ir būti tokioje būsenoje, kada jis suartėja su kitais. Tai yra, aš pildau kažkieno norus ir iš to gaunu malonumus, tai iš tai nesvadina, kad aš myliu. Tai reiškia, aš užpildau save. O čia sako, kada tu pildai kitą žmogų, kuris to niekaip nėra artimas. Priešingai. Ir netgi priešingai. Priešingai. Nežiūrinti tai, kad jis tavo atstumtinas, tu jį pildai, tada tu iš tiesų atlieki davimo savybę. Artėji iš tiesų altruistiškai. O ką tai duoda žmogui? Kodėl žmogus turi daryti tokius veiksmus? O dar be to sakote, kad gamta mūsų stumia, įpareigoja. O kitaip mes nepasieksime suartėjimo su kitais. Aš visada turėsiu pakilti virš to, kad mane atstumia, aš jaučiu neapykantą virš kažko tokio nemalonaus, kas iš kito žmogaus ateina man. Virš to kilti ir artėti su juo. Ar pradžioje reikia suprasti, kaip myliu save, kad pamilti kitą? Tai pasiekiama pakeliui. Tiek, kiek tu sieki pamilti kitus, tu supranti, kiek tu jų nekenti ir myli save. O pasakyta, kad reikia mylėti artimąjį. O kas yra artimasis? Artimąjį – tai visi žmonės žemėje, nesvarbu kas. Praktiškai visi žmonės, jie yra mano dalys. O aš esu tam tikras bendras visus žemės žmonės jungiantis į save organizmas, todėl visus privalau mylėti. Tai čia tokia universali taisyklė. Taip. O ar yra toks nuo lengvo link sunkaus, ar galiu iš pradžio? Taip. Pradžioje reikia su artimaisiais, giminaičiais, draugais, sūnėnais, o po to su kitais. Kuo turiu užpildyti artimąjį? Pradžioje, kuo jį pildau? Tuo, ko jis nori. Daryti, kad jam būtų malonu. Ne tuo, ko tu galvoji, bet tuo, ko jis nori. O jeigu aš neturiu to, ko jis nori, tada tu niekuo negali jo užpildyti, išskyrus kaip tik maloniu savo siekiu jo atžvilgiu. Tai yra, bent jis jau turi žinoti, kad aš esu visada pasirengęs jį užpildyti. Taip, tai ir yra. Tiesiog mes tuo tiesiog klojame kelią pas kitą, o Kūrėjas jau per mus šviečia tam žmogui. Ir mainais neturiu laukti jokio atgalinio veiksmo iš jo. Jokio. Tai yra, kada kalbama, kad meilė artimajam, tai reiškia, kad aš jį turiu mylėti. Taip. O jo santykis mano atžvilgiu visiškai nesvarbu. Neturi reikšmės.